Šį projektą pradėjau nuo kėbulo su jau įvirintų lanku ir pastatytomis 4 judesio kojomis. Mano darbai buvo pagaminti judesio platformą ir tvarkingai surinkti įrangą. Vienas iš sudėtingiausių darbų buvo suvirinimo darbai, kadangi linijiniai guoliai reikalauja gana didelio tikslumo. Nestandartiniam sprendimam buvo reikalinga tekintojo pagalba. Dirbant nuosekliai, platformos gamyba pavyko gana neblogai. Toliau sekė reguliuojamos vairo padėties, pedalų, dažymo, papildomos įrangos surinkimo darbai, kuriems reikėjo gana nemažo kruopštumo ir atidumo. Kelių mėnesių laisvalaikio rezultatai tikrai nudžiugino ir mane patį. Norėjau padėkoti savininkui, kad neskubino darbuose. O čia ir aš apsimetu, kad moku vairuoti. Simuliatorius iškeliavo namo likusiems darbams atlikti. Paspausk follow ir sužinosi kada, kur ir kaip.